Labas, čia vėl aš, mokytojas Ūdra. Ir noriu šiandien pakalbėti apie nelygybės. Ypač noriu skirti šią pamoką 5-okam, 6-okam arba 7-okam, 8-okam, kurie nori pasikartoti pagrindus. Taigi, nelygybės, kas jos yra, kaip jos sprendžiamos, kaip jos veikia, kodėl jos yra ir taip toliau. Jeigu norite tekstinių nelygybių uždavinių, video pabaigoje bus nuoroda į tekstinius nelygybių uždavinius taip pat ir šitam aprašyme. Puiku. O dabar galime keliauti prie to, kas yra nelygybės, ką reiškia nelygybių ženklai ir kaip jas spręsti. Taigi, nelygybių ženklai. Pavyzdžiui, jūs jau mokėtės su skaitinės nelygybės, tai reiškia skaičius, pavyzdžiui, 5 yra daugiau už 4. Na, fantastika, tikrai labai paprastas dalykas. Šitas ženklas reiškia daugiau. 5 yra daugiau už 4. 2 yra mažiau už 7. Puiku, viską jūs mokate, jums varnelė, 10 iš 10 ir galime keliauti. Bet dabar atėjo laikas raidinėms nelygybėms, kur atsiranda visokie nežinomieji ir x. Pavyzdžiui, mes turime x yra daugiau už 4. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad x, nežinomasis, gali būti visi skaičiai didesni už 4. Pavyzdžiui, 5, 6, 7, 8, 9 ir netgi 4,1, 4,004, 4, 1, 1, 5,6, 112 ir 1/3 ir taip toliau. Tiesiog visi skaičiai didesni už 4 su kableliais, su trupmenomis gali būti sprendinys. Ir taip pat mes turime x yra mažiau už 4. Reiškia, visi skaičiai mažesni už 4 gali būti nelygybių sprendiniai. Pavyzdžiui, 3, 2,4, 3,99999, 0, minus 10, minus 100, minus begalybė gali būti sprendinys, atsakymas. Puiku. Ir jeigu esate 6-okai, taip pat mokysitės ir šiuos simbolius nelygybių. Tai x yra daugiau arba lygu už 4. Arba x mažiau lygu už 4. Ir turbūt klausimas, pala, tai kuo skiriasi? Kokie skaičiai tinka kaip atsakymai šiuose nelygybėse? Pavyzdžiui, jeigu mūsų klaustų, kokie yra sveikieji skaičiai, kurie yra šių nelygybių sprendiniai, reiškia sveikiai, reiškia be kablelio, pilni sveiki skaičiai. Tai šiuo atveju, jeigu turėtume šią nelygybę, tai būtų visi skaičiai didesni už 4. Pavyzdžiui, x gali būti 5, 6, 7, 8 ir taip toliau. Taip, didesni už 4. Čia būtų x mažiau už 4. Pavyzdžiui, 3, 2, 1, 0 ir taip toliau iki begalybės, minus begalybės. Tai yra čia iki plus begalybės, o čia iki minus begalybės. Na, o daugiau lygų ir mažiau lygų reiškia, kad šiuo atveju x gali būti ir 4, ir 5, ir 6, ir 7 ir taip toliau, o čia gali būti 4, 3, 2, 1 ir taip toliau. Reiškia, jeigu mes turime tokią pusiau lygybę, matote, šiandien toks lygybės ženklas, tai turime ir lygybę. Tai yra tiesiog realiai, kas čia yra, jeigu mes jungsime daugiau ir lygų ženklą ir gausime daugiau lygų. Tai daugiau dalis ir lygų dalis. Fantastika. Tai reiškia, kad 4 irgi yra šios nelygybės sprendinys. Ar galim vadinti nelygybę, jeigu yra ir lygybė tuo pačiu? Na, labiau yra nelygybė, tai mokslininkai, matematikai vadina nelygybę, nes tokių yra nelygybės sprendinių. Su lygybės lygties prieskoniu, tokiu žiupsneliu, kaip druskos, taip žiupsnelį į didžiulę sriubą įdedam, tai ir čionais žiupsnelį lygybės įdedam į nelygybę ir
mes nevadinsime to viso puodo druska, mes vadinsim sriuba. Gerai, keistas palyginimas, bet įsivaizduokite, jeigu mes į sriubos puodą įdedam truputį druskos, tai vis dar yra sriuba. Kaip ir į nelygybę įdedam truputį lygties, vis dar turime nelygybę. Wow, kas darysit vadovėlį, gali šitą pavyzdį vadovėlį dėti. Gerai, važiuojam toliau. Ir noriu dabar jums duoti išspręsti nelygybės. Norim paspręsti nelygybės ir kaip jos yra sprendžiamos. Pavyzdžiui, turime tokią nelygybę. X plus 4 yra daugiau už 9. Klausimas, kaip rasti, kokie skaičiai yra šios nelygybės sprendiniai. Ir tiesą sakant, jūs visas priemonės viską jau žinote. Mes sprendžiame nelygybės lygiai taip pat kaip lygtis. Na, sprendžia, bet atsakymas bus truputį kitoks. Bet sprendžiam taip pat. Reiškia, kad mes ieškome, kam yra, su kuo galim palyginti. Ne kam lygus yra x, o su kuo galim palyginti x. Tai reiškia, mums visi kiti skaičiai yra nereikalingi. Mes norim pašalinti tuos -4 tuo pačiu mūsų lygčių principu. Taigi, x yra daugiau už 9 minus 4, x yra daugiau už 5. Nustabu, reiškia, tinka visi skaičiai didesni už 5. Kaip sakiau, jau kalbėsime apie sveikuosius skaičius, tai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir iki begalybės. Arba tinka ir su kableliais, jeigu pavyzdžiui 5,1, 6,3, 5,004 ir taip toliau. Jeigu mes turėtume kažką sunkesnio, pavyzdžiui, 3x mažiau, 3x minus 4 mažiau už 11, ar ne? Na va, čia tokia truputį smagesnė nelygybė, tai ką mes darytume, mes tiesiog vėl pridėtume 4, nes mums trukdo šitas ketvirtas prie abiejų pusių. Vėlgi, kaip ir lygtyje, kadangi mes lyginame pusės, mes negalim jų santykio pakeisti. Mes negalime pakeisti jų santykio, mes negalim tik tai iš vienos pusės pridėti arba atimti, nes tada pasikeis visas nelygybės santykis. Ir mes, ką gausime, mes gausime, kad pridėsim po 4, taigi čia dingsta -4, lieka tik tai 3x, o kitoje pusėje mes gauname 11 plus 4. Ir mūsų atsakymas bus 3x yra mažiau arba lygu 15, daliname iš 3, nes čia 3 yra prie x, ir gausime, kad x yra mažiau arba lygu 15 dalinti iš 3, 5. Tai reiškia 5 ir mažesni skaičiai yra šios nelygybės sprendiniai. Wow, mums puikiai sekasi. Ir tada noriu dar duoti porą pavyzdžių ir galėsime atsisveikinti. Taigi, kitas pavyzdys yra galbūt toks su kableliais, aš noriu padirbėti. Vėliau kažką labai lengva. 2x minus 6 yra daugiau už 3. Kažkaip nenoriu eiti labai neigiamus skaičius, nes turbūt dar ne visi mokėtės neigiamus skaičius, bet gal duokime jums visgi su neigiamais skaičiais. Pavyzdžiui, 2x plus 6 yra daugiau už 3. Čia jeigu mokėtės neigiamus skaičius. Taigi mes ką darom? Mes atimam 6, nes norim panaikinti šitą 6, gausime, kad 2x yra daugiau už 3 minus 6. Mes liekam x, gausime, kad 2x yra daugiau už minus 3, viską daliname iš 2 ir gausime, kad x yra daugiau už minus 1,5. Na va. Toks yra sprendimas. O jeigu dar nesimokite neigiamų skaičių, puiku, tai aš viską perdarysiu čia jums. Jeigu nesimokite, nieko tokio, mes įsivaizduokime, kad čia buvo minus 6, tai turim pridėti 6 ir gausime, kad 2x yra daugiau už 9, nes 3 plus 6, žinau ką, parašysiu 3 plus 6, taigi 2x yra daugiau už 9, dalinam viską iš 2 ir x yra daugiau už 4,5. Nuostabu. Taigi paskutinis dalykas, ką noriu padaryti, yra dviguba nelygybė. Taigi dviguba nelygybė yra paskutinis dalykas, kurį norim parodyti. Tarkime, mes turim tokį veiksmą, kad 4 mažiau už 2x minus 9
ir mažiau lygu, tarkime, už 12. Na va, ką mes čia padarome? Mes vėlgi galvojam, mes turim čia dvigubą nelygybę, tai vadinama dvigubą nelygybę, turime du palyginimus ir mes norime, vėlgi, mums reikia, kad čia būtų tik tai x. Būtų tik tai x ir daugiau nieko, reiškia, mums trukdo -9. Mes turim pridėti 9, kad dingtų -9 prie visko. Ir čia svarbu žinoti, mes pridėsime prie visko, prie visų trijų dalių. Kai mes anksčiau, pavyzdžiui, turėjom lygti, tai mes prie vienos ir prie kitos pridėjome ir čia turim visur pridėti 9. Ir čia pridėti 9, ir čia prie viso veiksmo pridėti 9 ir čia pridėti 9 prie visko. Tai 4 plus 9 aš galiu užrašyti. 4 plus 9 mažiau už 2x minus 9 plus 9 mažiau lygu 12 plus 9. Matote, mes viską čia atliekam su visko veiksmus. Prie visko pridėsim 9. Čia bus tiesiog 13 mažiau. Čia išsiminusuoja 9, 2x. Ir čia yra mažiau arba lygu už 12 plus 9, 21. Tada mes vėl matom, kad yra 2x, tai reiškia 2 kart x. Norim panaikinti dvejetą ir viską daliname iš 2. Viską mes, reiškia, ir čia dalinam iš 2, ir čia dalinam iš 2, ir čia dalinam iš 2. Aš va taip parodysiu, kad mes matytume, ką mes padarome, bet galime eiti iš karto prie padalinimo. Taigi, 13 dalinti iš 2 bus 6,5 mažiau už x mažiau lygu už 10,5. Taigi, reiškia, kad x yra visi skaičiai didesni už 6,5 arba mažiau lygu negu už 10,5. Na va, kiek mes čia visko padarėme šiandien, šaunuoliai. Taigi, ačiū Jums už šią pamoką, tai buvo nelygybės. Ir jeigu norite pažiūrėti kitus video apie tekstinius uždavinius, spauskite čia nuorodą, čia vyresniems klasėms ir visas mūsų playlistas apie lygtis aprašyme ir komentaruose. Tai ačiū visiems ir labos nakties.